Trišalis susitikimas dėl migracijos pabėgėlių priėmimo centre. Lietuva, Latvija ir Lenkija ieško bendrų sprendimų. Reaguojant į pabėgėlių srautą per sieną su Latvija ir galimą antplūdį per Lenkiją, pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė inicijavo tarptautinį susitikimą siekdama rasti bendrų sprendimų. Į susitikimą buvo pakviesti kolegos iš Latvijos ir Lenkijos, kadangi būtent šios šalis kartu su Lietuva patiria nemenką migracijos spaudimą. Vasarą buvo daug diskusijų vidaus reikalų ministerijoje kartu su kitom institucijom dėl paruošiamųjų darbų migracijos pakto paruošimui. Ir kadangi paskutiniu metu sulaukė Lietuva pabėgėlių atbėgančių per Latviją ir taip pat pabėgėlių priėmimo centras sulaukė taip pat apgyvendinamų nelydimų nepilnamečių, kurie atvyksta per Latviją, tai inicijavau susitikimą su kaimyninėm šalim, atsakingom institucijom, tam, kad atrasti sprendimų, sąlyčio taškų, kaip mes galime spręsti migracijos problemas, kurios yra tarp mūsų kaimynų. Tai mes šiandien turime svečių iš Latvijos ir tuo pačiu iš Lenkijos, kadangi srautas gali ir nuo Lietuvos toliau į Lenkiją vykti į vakarų Europą. Ir diskutuojame, dalinamės patirtimi, dalinamės tiek mes, tiek mūsų kaimyniniai partneriai apie savo gerasias praktikas, kaip mes galime spręsti vienokius ar kitus klausimus. Susitikimo su kaimyninių šalių atstovais metu buvo diskutuota apie gerasias praktikas, kaip efektyviau valdyti migracijos srautus, užtikrinti pabėgėlių integraciją. Diskusijų metu keltas tikslas ne tik spręsti esamą krizę, bet ir užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis migracijos klausimais, į kuriuos jautriai reaguoja daugumos valstybių gyventojai. Latvijos visuomenė, manau, kad ir Lietuvos visuomenė jautriai žiūri į klausimą, kuris yra susijęs su migrantais. Tai yra visokių iniciatyvų ir sąlyčio taškų, kur galime atrasti tiek neigiamas požiūrį, tiek teigiamas tendencijas tam, kad padėti migrantams integruotis. Iš tiesų turime panašią situaciją, kas liečia priimant ukrainiečius, tiek Latvija, tiek Lenkija, tiek Lietuva. Pakankamai noriai priėmė ukrainiečius ir padeda jiems. Susidarima su kalbos mokymosi ypatybėmis ir sunkumais ir norais išmokti. Tai vat ir diskutuojame su partneriais, kas kokių turi pasiūlymų, įžvalgų, kaip tos žmonės užnorinti, užmotyvuoti, įgalinti, vis dėlto išmokti ir tam, kad galėtų patys savim pasirūpinti. Anot Latvijos Respublikos visuomenės integracijos fondo sanglaudos veiklos koordinavimo departamento direktorės Kristinė Klikovičė, vizitas Rukloje itin naudingas. Nors šalis Lietuva ir Latvija turi panašumų, tačiau, anot departamento direktorės, darbe su pabėgėliais Lietuva yra žingsniu priekyje. So we are from Latvia, from Riga. Mus labai domina jūsų patirtis ir darbas su pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kadangi mes esame kaimynai ir daugelis dalykų yra bendri. Bet susitikimo metu matėme, kad mūsų patirtis šiek tiek kitokios, pavyzdžiui, dėl socialinės paramos. Jūs turite daug projektų ir labai gerų naujovių socialinėje srityje. Todėl norime keistis patirtimi ir taip pat galbūt pasikeisti, o gal pakeisti mąstymą, kaip geriau dirbti su prieglobsčio prašytojais. Galiu pasakyti, kad Latvijoje pabėgėlių nėra tiek daug, kiek pas jus, nes mūsų šalyje yra labai griežtos taisyklės dėl tokio statuso. Latvijoje per praėjusius metus buvo daugiau nei 1000 prieglobsčio prašytojų, tačiau mums tai yra nemažai, nes turime tik 2 priėmimo centrus, kur prieglobsčio prašytojai gali apsistoti. Turime ir kitų iššūkių dėl pabėgėlių, pavyzdžiui, sveikatos problemos, psichinė sveikata, nuo piniginės paramos iki būsto suteikimo, kuriuos užsieniečiai nori gauti, ir daugelis kitų dalykų, ties kuriais reikia įdirbio, ir tai nevyksta taip greitai.
Taip pat nemenki iššūkiai ir dėl mūsų latvių kalbos mokymosi. Užsieniečiai nėra informuoti, kur ir kada prasideda kalbos kursas, kur ir ką aš turiu daryti. Bet mano nuomonė, kalba yra pagrindinis dalykas, nuo ko jie turėtų pradėti, kai jie yra mūsų ar jūsų šalyje. Tai yra pirmas dalykas, ką užsieniečiai turėtų padaryti. Tačiau turime ir kuo didžiuotis. Tik praėjusiais metais per labai trumpą laikotarpį sukūrėme naują projektą trečiųjų šalių piliečiams, prieglobsčio prašytojams ir pabėgėliams, kuris įgyvendinamas vieno langelio principu. O įvairias ir daug paslaugų teikia labai kvalifikuota komanda. Taip pat teikiame ir psichologinę pagalbą, kuriai nėra jokių apribojimų konsultacijai. Jei žmogui reikia, jis gali gauti psichologinę pagalbą ar individualią konsultaciją. Ir manau, kad užsieniečiai žino, jog vienoje vietoje jie gali gauti daugybę paslaugų, kurių jiems reikia. Lenkijos Respublikos biuro užsieniečiams socialinės paramos departamento direktoriaus pavaduotojas Tomaš Dženčiol sako, kad šis susitikimas naudingas abiems šalims. We are here because of the invitation from our Lithuanian colleagues. Atvykome į Lietuvą pasidalinti patirtimis su kolegomis ir aptarti, kaip gerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo procesus. Mums, kaip Lenkijos atstovams, tai puikia proga pamatyti, kaip veikia jūsų centras ir pasidalinti savo žiniomis. Matome daug panašumų tarp mūsų šalių. Abi naudojame ES projektinės lėšas, gerasias praktikas ir susidurėme su panašiomis problemomis. Manau, kad šis susitikimas naudingas abiems šalims. Pasisemsime naujų idėjų ir patobulinsime savo darbą. Šiandien pristatėme keletą projektų, kuriuos įgyvendiname Lenkijoje ir diskutavome apie galimybės juos pritaikyti Lietuvoje. Taip pat domėjomės jūsų patirtimi ir idėjomis, kurios galėtų būti naudingos mūsų šaliai. Esame įsitikinę, kad toks bendradarbiavimas padės mums veiksmingiau spręsti migracijos iššūkius ir užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai gautų jiems reikalingą pagalbą. Kad visos trys šalys turi daugiau ar mažiau panašumų, pritarė ir pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė. Mes, kaip kaimyninės šalys, turime atrasti bendrų sprendimų, kaip apsaugoti tiek savo valstybę, savo piliečius, savo sieną. Anot centro vadovės, bendradarbiavimas yra tikrai labai svarbus. Tai kaip parodė istorija prieš 3 metus, kurią mes turėjome, manyčiau, bendrą istoriją 21 metų vasaros laikotarpis ir šiek tiek vėliau, kad kaimyninė Baltarusija turi pakankamai ilgą sieną su Latvija, su Lietuva, su Lenkija. Tai mes kaip kaimyninė šalis turime atrasti bendrų sprendimų ir solidarizuotis tam, kad atrasti, kaip apsaugoti tiek savo valstybę, savo piliečius, savo sieną. Tai manau, kad tas bendradarbiavimas yra tikrai labai svarbus, nes keičiantis informaciją mes galime užkirsti kelią tiek žmonių gabenimui, nelegaliai migracijai ir nusikaltimams prieš žmoniją ar kitokius dalykus, kur kaimyniniai diktatoriai sugalvoja įgyvendinti. 2024 m. balandžio 11 d. Europos parlamentas priėmė migracijos ir prieglobsčio paktą, kuriuo siekiama efektyviau valdyti migraciją Europos Sąjungoje. Po 8 metus trukusių derybų šalis sutarė dėl veiksmingos prieglobsčio procedūros, naujos solidarumo mechanizmo, supaprastintos grąžinimo tvarkos ir kitų elementų. Į paktą įtrauktos ir Lietuvai aktualios ES lygmens atsako priemonės į migracijos instrumentalizavimą. Pakto nuostatos įsigaliojo birželio 20-ąją, o taikyti bus pradėtos po 24 mėnesių. Siekiant įgyvendinti pakto planą, drauge dirba visos atsakingos institucijos, jų tarpe ir pabėgėlių priėmimo centras, veikiantis Ruklos miestelyje, kuris nuo naujųjų metų keičia pavadinimą ir taps priėmimo ir integracijos agentūra.
Taip kuriama vieninga užsieniečių priėmimo sistema. Pabėgėlių priėmimo centras keičia pavadinimą nuo naujųjų metų, bus priėmimo ir integracijos agentūra. Ir yra kuriama vieninga sistema, kas liečia priėmant prieglobsčio prašytojus, tiek neteisėtus migrantus ir prieglobstį gavusius užsieniečius. Tai yra perduodamos funkcijos iš valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Pabradės šiuo metu veikiantis užsieniečių registracijos centras pereina agentūrą Žinion. Ten bus padalinys, kur veiks ir pareigūnai, jie dirbs su neteisėtais migrantais, tačiau yra kuriama vieninga priėmimo sistema, kuri apims visas užsieniečių grupės ir teiks vienodas paslaugas visose apgyvendinimo centruose. Šiuo metu pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, Naujininkuose ir Girionyse parama teikiama 291 pabėgėliui, iš kurių net 233 Ukrainos piliečiai, 41 prieglobsčio prašytojas, neteisėtai sieną kirtę migrantai 6. Apie 75% visų gyventojų sudaro moterys ir vaikai. Dauguma asmenų yra atvykę iš Ukrainos, Tadžikistano, Irako, Kongo, Sirijos, Rusijos ir kitų valstybių. 24 metais paramą integracijai savivaldybėse gauna 388 prieglobsčio gavėjai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Jonavoje, Visagine, Panevėžyje ir kituose miestuose. Paramą perkeliamiems asmenims gauna 116 asmenų, perkeltų iš Ukrainos ir Venesuelos.